Šiandien partizanų kelius istorikas Kęstutis Kilinskas atvedė į paskutinio Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vado Povilo Bagdono įrengtą bunkerį. Šis partizanas, turėjęs Atlantos slapyvardį, buvo žinomas bunkerių meistras ir rengęs ne vieną slėptuvę miško broliams. Dabar archeologai tyrinėja vieną iš Povilo Bagdono kūrinių, įrengtą Stanislovo Servos sodyboje. Pati bunkerio įlindimo anga iš pirties yra, matosi, jinai yra po va štai šitų didelių akmenių, matome tokią arką, gana nedidelę, ir ta arka yra užmūryta arba užkišta didelių akmenių. Galėjo būti 8 kas ar 9. Aš pamačiau, kad to veiktų apie 9 turbūt. Ėjom naktis, kaimyną buvo sūnus, porą metų žmonių vyresnis, ir iškynas naktį pamatėm, kad ten 4 vyra ar 3 baltom žiemos laiks, maskuojančias kombinezonas tas baltas, ateint. Mes daėjom iki trobos, čia kaimyną tu, sustojom, kad nematyti, nesusitikti. Prie trobos prisispaudė ir atėjo čia eglėlį kilsterėjai prapaulį žiejami. Tai ką tau senelis pasakoja tą bunkerį? Tai pagrindinės istorijas apie kaip pirtį maudydavosi pradžiai stribokai, po to išeido partizanai maudytis, kai jau išeido, kai eglutė pakilo ir sulindo visi prapolė. Pagrindinės istorijas. O tie partizanai užeidavo, pavyzdžiui, senelis nepasakoja, į namus, pavyzdžiui, ateidavo pavalgyti, arbatos išgerti, pasišildyti. Partizanai būdavo taip. Senelis, kadangi būdavo dar mažas, 9-10 metų, tai juos jau tėvai sumigdydavo ir tada jau, kai naktis, kai jau miega, tada įeidavo į kambarį partizanai ir būdavo jiems virimi cepelinai. Tai senelis mėgodams galėdavo užuosti cepelinų kvapą, o ryte atsibudęs jau maisto ir nebėra. Bunkeris buvo įrengtas praėjusio amžiaus 40-ųjų pabaigoje. Itin retas atvejis Lietuvos laisvės kovų istorijoje. Bunkeris buvo elektrifikuotas. O kiek čia laiko tie partizanai gyveno? Metus su biškiu galbūt, bet nedaug. Ir žiemą, ir vasarą? Taip, ir Lašas sakė atsiminimus, čia jau Zigmas jau pasakys, kad pats geriausias Žemaitijos bunkeris buvo. Kadangi malūnskulis daug buvo čia buvo ir visi kaimyną susidėjai buvo prasivedę į elektrą ir pastatęs generatorių, malūninks buvo tas ir eidavo šviesa ir nuo mūsų trobos parėję linija ten iš miškų ir čia ėjo pas kaimyną linija, čia stulps. Tai jinai pasikabė pirtį, įtraukė liktai glaidą. Pirtais toks buvo šiaudinis iš visų pusių apdirbts ir ten kažkur prisijungė ton, įsikėšė į savo apačią. Laidą ir dabar šito radę yra denius, yra laido galą rado? Patrons ir laidai, viskas kaip naudojos ir nenaudodavo degoniais, degdama žymiai mažiau su ventiliacija varga turėjai. Vienas iš sodybos šeimininko Stanislovo anūkų Zigmas Nevardauskas ėmėsi iniciatyvos bunkerio tyrimams pasitelkti profesionalius archeologus. Tačiau Stanislovas anūkui apie bunkerį niekada nepasakojo. Suprantu, kad senelis ir anksčiau yra pasakojęs apie šitą bunkerį. Ne, man iš tikrųjų ir keista dabar, su seneliu turėjom santykį gerą, aš kažkada irgi tarybinėje armijoje atitarnavęs, grįžau jau sąjūdis, čia prasideda viskas ir su seneliu susėdę šnekėjom, nei žodžių, nei užuominos, jokios minties ir taip ir nusinešė. Tai atmintis senelio, sąsajas senelio, mano ir to kalno buvo tokia, kad mes vaikai 12-14 metų bėgiodami nuo senelių gaudavom su lazda per kuprą, čia nereikia eiti, čia eiti nereikia. Tik tiek? Tiek, viskas, tiek buvo informacijos, tiek istorijos. Tai vis tiek senelis saugojo šitą vietą. Be jokios abejonės, jam buvo prisakyta tiek, kiek iš pasakojimų, kiek iš Bagdonų prisiminimų skaitom,
Bagdono partizano, kuris paskutinis paliko šitą bunkerį, kad jisai pasitraukdamas po visų čia šitų įvykių prisakė servai Stanislovui, kad užmūryje akmenį, užtepi su suodžiais, o bunkeris, kada įgrius, užkasi, kad nieks nerastų, nieks nematytų. Ir tiek pėdsakų. Mes su Zigmu Nevardausku nuo 20 metų gruodžio jau kalbėjome apie šitą bunkerį, apie galimybės kasinėti. Na, kaip matote, užtruko 3,5 metų, kol suorganizavom, sugalvojom visą tą idėją. Tai čia žinoma ir Telšių rajono savivaldybės administracija prisidėjo, ir Žemaičių muziejus Alka, tai visas tas didžiulis platus laukas buvo įtrauktas. Na ir pavyko suorganizuoti archeologinę ekspediciją. Patys bunkerio tyrimai Lietuvoje yra vos 9 bunkerio tyrinėjimai, tai yra labai naujas dalykas. Ir nei vienas iki šiol nėra tirtas, na, va, su tokia įdomia istorija, kad, na, išėjimas, na, žodinė istorija, žodinė pasakojimas, prisiminimus, išėjimas iš bunkerio, jis lauke. Na ir tas labai įdomu buvo pažiūrėti, kaip atrodo tas bunkeris, kuris, na, nepatyrė žūčių, na, kaip partizanai vadindavo, laimingas bunkeris. Įėjimas į bunkerį buvo įrengtas bendroje kaimo pirtyje statytoje 1912 metais. Ji buvo ne kartą renovuota, o šiandien pirtimi jau nebesinaudojama. Likimo ironija, tačiau kartais pirtyje nusimaudžius stribams, ją vėliau pasinaudodavo ir partizanai. Čia yra frazė iš Bagdono atsiminimų, konkrečiai apie tą bunkerį, kuris yra Servos sodyboje. Pirtis ten buvo žemėje, o toliau dirva. Toj dirvoj mūsų bunkeris iškastas. Per tą sieną, kokių porą metrų, būdavo, kada pirtį nusimaudo, mes ten nieko neliečiam ir jie apie mus nežino. Tada šeimininkas žino. Jis išėjęs užrakina pirtį. Tada mes atsidarom, išeinam, nusiplaunam ir sulendam. Ryte gaspadorius atėjęs su penzeliu, tik tai užbraukė. Ten gera buvo gyventi. Kokios pirmos mintis? Ką ten rasi? Patys pirmieji radiniai tai jie buvo labiau, sakykime, ūkio padargai įvairūs. Na, čia akmenys jau buvo paskui, bet pirmas tai buvo ūkio, tai yra tai, kas yra šeimininko, tai yra gyvenimas. Na, mes turime Vaclovą Servą, tai jis čia augo, užaugo, tai vat, ir jo asmeniai daiktai, jo tėvų asmeniai daiktai. Na, bet paskui tai yra akmenis, daugybė akmenų, bunkeris jis buvo apleistas. Sėkmingai, žodžiu, niekas nežuvo, akmenys suversti, daug tų sluoksnių, 5 sluoksniai. Ar įprasta bunkerius laidot akmenimis užversti? Na, tai tokia praktika užvertimo yra taip. Tų bunkerių, kurie nebuvo surasti sovietų, po kuriuos nerasime duomenų, sakykime, Lietuvos ypatingame archyve, tai taip jo būdavo užkasami, tam, kad paskui nebūtų surasti. Kitais atvejais, kai bunkeriai yra sunaikinti, susprogdinti, susišaudimas, gaisras galbūt kilęs, jie atrodo visai kitaip. Ir mes ten surandame tą akimirką. Bet, na, kaip šito bunkerio tyrimai parodė, mes irgi čia pagavome akimirką. Ir pasirodo tas partizanų atsitraukimas, kuris matyt vyko po tų lemtingų įvykių, kuomet, na, vyko susišaudimas su stribu. Žodžiu, kareiviai susišaudė, nušovė stribą, nutraukė operaciją, pradėjo aiškinti situaciją, tai išgelbėjo partizanus. Nes, na, kaip teigiama Povilo Bagdono prisiminimuose, kareiviai jau baksnojo su smaigais, ieškojo bunkerio. Tai visgi tas atsitraukimas įvyko pakankamai chaotiškai ir paliko nemažai ir šaudmenų. Povilas Bagdonas, jeigu yra laikomas meistru bunkerio, ne? Ar galėtum kažkaip palyginti platesniam kontekste, kuo šitas bunkeris galbūt galėtų būti labiau išskirtinis? Arba kaip tu jį matai iš to, kaip jis padarytas, konstrukciškai? Na, tai jis įdomus yra tuo, kad jis yra įėjimas tiesiog nesįėjimas iš pirtelės, kad yra visiškai, na, tas pats pirtelės lygis. Na, pati pirtelė yra kaip žeminiai, kas tai žemė, tik tai pusiau iškilusi virš žemės. Žinoma, dabartinis jos vaizdas yra kiek pakitęs, yra kelios rekonstrukcijos sovietmečių vykusios. Na, jis atrodė, tai buvo dūminė pirkė, bet įėjimas yra iš pačios pirties, žodžiu, pagrindinės patalpos, patraukus vieną akmenį. Na, prisiminimas netgi paties Povilo Bagdono teigiama, kad ten buvo įstatyti 2 pjūklai. Mes visiškai šalia įėjimo randame pjūklo dalis. Na, patvirtinant, yra fantastiška, iš tiesų labai įdomu. Tai jau tas išskirtinumas turbūt jo konstrukcija ir kad mes tai apčiuopiame materialiai. Nes mes turime prisiminimus, mes gal turime, na, tą pavyzdinį tokį sovietų pareigūnų užfiksuotą, na, piešiniuose, kokie buvo bunkerių tipai. Na, šiuo atveju mes turime, na, tokį materialiai parodėmės ir fotogrametriją rengėme, 3D modelis, na, žodžiu, tų visų sluoksnių, visą tai, kaip atrodo realybėje, kaip mes matome, mes, na,
galime tą vaizdžiai iliustruoti. Remiantis prisiminimais, pats bunkeris jisai buvo užkastas akmenimis ir žemėmis, tai savai mes suprantama tam, kad badydami smaigais stribai ar tai MVD kareiviai ją tiesiog nerastų. Bet dėja, ką mes atkasime, mes matome, kad medinės konstrukcijos yra labai prastos būklės. Mes turime vos kelis kuoliukus. Tiesa, vienas kuoliukas beveik metro aukštį siekia, tai jau yra šis tas, mes galime maždaug kurioje vietoje prasidėjo lubas užfiksuoti. Bet tą, ką mes dabar atkasime, mes atkasime labiau ne paties bunkerio, kaip jis buvo įrengtas, patį viršų, bet taip, kaip šeimininkas užkasė laikų bėgant vis po truputį pylė akmenis. Kas labai įdomu, yra bunkerio rytinėje pusėje tokia kaip niša. Mes galvome tai, kas prisiminimuose buvo teigiama, užrašyta, kad tai yra atsarginis išėjimas, bet galiausiai ta mūsų interpretacija tyrimo eigoje pasikeitė. Tai yra greičiausiai, tai buvo lentynėlės, nes ten be galo yra daug radinių, mes radome dėžę su kažkokiais dokumentais. Mes geležinę dėžę, metalinę dėžę, radome knygą, radome pistoleto kulkosvaidžio PPŠ dėtuvę, kiaušinių lukštų, žodžiu, kiaulių kaulų, žuvies šakų, žodžiu, tai ir kaip ir maistas, tai yra irgi būties dalis, ko jie maitinasi. Bet, iš atsarginio išėjimo mes kol kas neradome, mes kol kas neturime archeologinių duomenų apie ventiliacijos angas, jos tikrai turėjo būti. Anot Povilo Bagdono tai buvo dvi ventiliacijos angos skirtingose bunkerio pusėse, viena viršuje, kita apačioje. Ir mes dar turime daug klaustukų, tyrimai dar nebaigti ir kiekvieną dieną vis kažką naujo surandi ir tai leidžia persvarstyti. Mes turime kažkokią labai keistą, tai yra 8 tyrimo diena, tai yra tyrimai visiškai dar nebaigti, nes turime labai keistą, tokį kaip kanaliuką griovelį bunkerio viduje. Jis yra taip pat užverstas akmenimis, jau matyt šeimininko, ta artmė buvusi. Šonai yra aukštesni, tas užpilimo sluoksnis yra pasibaigęs, galbūt ten yra buvę gultai. Tyrimai tolesni patvirtinti, mediena yra visiškai išlikusi, bet gruntas keičiasi, baigėsi radiniai ir mes dabar siekime surasti grindis. Tai mes galėsime maždaug nustatyti tą buvusį dydį, aukštį, bet pagal tai, kokį mes dabar turime išmatavimas, tai maždaug tai buvo 2-3 metrai, žodžiu, 6 kvadratiniai metrai maždaug. Tai yra standartiškai skaičiuojant, pagal iš patirties, kiek tų bunkerių tyrinėta yra ir kiek mes matome, tai yra 1 kvadratinis metras vienam partizanui. Tai čia 6-5 kvadratiniai metrai, kalbama prisiminimas apie 5 partizanus. Idealiai atitinka. Bunkerį kasinėja tarptautinė komanda. Prie Lietuvos archeologų prisijungė ir archeologijos entuziastas iš Didžiosios Britanijos. Aš sutikau Gediminą Petrauską maždaug prieš 2 metus Normandijoje, Prancūzijoje. Jis sakė, kad yra archeologas Lietuvoje ir aš paklausiau, ar galėčiau prisijungti prie jo kasinėjimų. Ir jis maloniai sutiko. Pirmus 2 projektus kartu vykdėme praėjusią vasarą ir šiemet buvau pakviestas dar kartą kasinėti bunkerį. Visada domėjausi archeologija ir karinė istorija. Mano profesija buvo vaistininkas. Išėjau į pensiją ir užsiėmiau savo hobiu. Tai žavinga, absoliučiai žavinga. Aš kasinėjau Pirmojo pasaulinio karo bunkerius Belgijoje ir Prancūzijoje ir buvo įdomu pamatyti skirtumus su Antruoju pasauliniu karu Rytų Europoje. Čia yra tepalinė. Mosino tepalinė, galite ištraukti iš maišelio. Tai čia labai įdomus radinys. Mosino Nagano tepalinė, tai yra šautuvo. Karabinas taip. Karabinas, jo. Kabliukai visokie, manyts, kaip puotės vokiški. Čia yra adekolonas. Adekolono buteliukas, turbūt taip reiktų. Taip, adekolono buteliukas. Sakyti. Ir jisai yra tarpukarinis, pokarinis ar sovietinis? Ieškojom analogijų kol kas kiek per vieną dieną internete, tai radom tokią visiškai panašų, toks pats fabrikinis ženklas, tai yra Krimskaja roza buvo, bet aišku, tai yra pirminė mūsų versija, reikia toliau tyrinėti, laikas maždaug atitinka apie 405-55 metus gamybos. Sovietinės okupacijos pradžia. Taip, tai gali būti tasai. Žirklės turime adatą. Turime velos savo darbį adatą gaminti, tai, žodžiu, ta buitis partizaninė. Kas čia yra? Čia yra vaistų ampulė. Vaistų ampulė, tai čia labai aktualus dalykas. Tai itin įdomu, nes būdamas vaistininku aš dirbau kompanijoje, kuri pagamino šią ampulę. Tuomet buvau dar studentas prieš kokius 30 metų. Žinoma, ampulė pagaminta kur kas anksčiau.
Dabar bandome išsiaiškinti, kaip jie atsidūrė Lietuvoje. Susisiekėme su Būts, jie savo archyvuose ieško duomenų, kada ir kaip ampulė buvo eksportuota į Lietuvą. Turbūt tai buvo praėjusio amžiaus 3 ar 4 dešimtmetis. And they are looking into their archives for us to see how it might have been exported to Lithuania in perhaps the 1930s or 40s. Va, čia Kęstučiui pačiam tikrai patiktų šitas. O, čia yra rusiško šautuvo PPŠ. Taip, PPŠ dėtuvė. Viskas. O čia yra... Čia Mauserio, karabino Mauserio vokiško valymo, vamzdžio valymo grandinėlė. Turim arba 2 grandinėlės, arba 2 dalis tiesiog grandinėlės. Čia labai įdomus radinys, štai tekantis. Kvapą reikia perduoti. Labai kvapnus radinys. Matinė žvakė. Ne, tai yra konservų dėžutė. Prakiurusi, kvepianti iki šiol, tokių dūmų kvapų. Bet greičiausiai, aišku, reikia dar tikslintis, bet greičiausiai tai yra žuvų konservų dėžutė. Su turiniu viduje, taip. Jei norėsite, galėsite pauostyti. Super. Super, taip. Dar šiandien su dėduku, su Vaclovu pradarėm dar kartą žvilgtelėjom dėžutę konservų, kuris toj vietoj, kur maždaug nusakė, radom konservų dėžutę ir ją pradarius atsargiai maišelį, šitą puikiai jaučiasi rūkytos žuvies aliejuje kvapas. Specialiai netgi parduotuvėje rytą nusipirkom tokios būtent, ten jau nerūkytos, bet ten dūmų skonio, bet žinokit panašu. Ir rankos dar, man atrodo, dabar kvepia nuo šitos 75 metų senstelėjusios žuvies. Tai reiškia, jūs pajutot partizanų maisto kvapą? Visiškai taip, visiškai taip. Štai, gal kaip nors tikrai gražesnį kampą. Ai, va, lemputė. Va. Lemputės patronas. Patronas ir laidas. Toks labai plonas šiaip laidas. Bet čia yra tiesioginis įliudimas, kaip gražiai žodinės istorijos duomenės ir archeologija sutampa. Bet kartais ir nesutampa, bet tas yra įdomumas, kad... O džiaugsmas paima labiausiai, kai sutampa? Džiaugsmas, visada džiaugsmas būna. Tai kartais būni po dienos susimąstęs, nes nežinai atsakymą. Bet tas ir yra tyrimų varomo jėga, nes viskas būtų aišku, tai kam tada tyrinėti. Randam tuos dalykus, apie kuriuos aprašyta. Ir elektros lemputė, kuri, neįtikėti, tiesiog rankos dreba paėmus, kad, tas, kas rašyta prieš... ką jautė, kas buvo prieš 75 metus, šiandien galim atverti ir pasakyti, kad taip, tai buvo. Tai, pagal šios dienos informaciją, kai yra 3 Lietuvoje aptiktas bunkeris, kuriame elektros lemputė. Sakau, rankose pačiupinėti mitą. Kasdien, čia yra kasdien plaukai, kūnas pagauga, jis eina nuo šito, prie ko gali prisiliesti. Čia yra vienas iš bunkerio radinys, odinis diržas, kuris greičiausiai buvo vokiškas ir čia sunku pasakyti, ar tai yra ginklo diržas ar žmogaus. Čia yra bunkerio angos įlindimo dangtis. Tiksliau tariant, bunkerio įlindimo angos dangtis. Tai čia reikėtų turbūt suvokti taip, kad kuomet partizanai per angą sulysdavo į bunkerį iš pirties, tai angą uždarydavo šitų dangčių. Pati bunkerio įlindimo anga iš pirties yra, matosi, jinai yra po štai šitų didelių akmenių, matome tokią arką, gana nedidelę, ir ta arka yra užmūryta arba užkišta dideliu akmeniu. Tai va čia yra pagrindinė bunkerio įlindimo anga iš pirties. Ir aišku, pats bunkeris, kaip ir jau minėjo Gediminas, turi ir išlindimo angą, kuri turbūt naudojama pavojaus kažkokiu atveju, tai greičiausiai jinai yra toje bunkerio pusėje. Šiame bunkeryje maždaug 1 metus gyveno Povilas Bagdonas, jo brolis Kazimieras ir Kazimiero žmona Uršulė. Kasinėjimuose dalyvaujantis Britas prisipažino, kad tik čia jie suprato, ką Lietuvai ir lietuviams reiškia kova už laisvę. Desperatiška kova prieš neišmatuojamai didesnės sovietų okupacinės pajėgas. Kol neapsilankiau Lietuvoje, nesupratau, kaip stipriai buvo prislėgta tauta per Antrąjį pasaulinį karą ir po to sekusios okupacijos. Anglijoje mes savo laisvę priimame kaip savaime suprantamą dalyką. Ir tik čia, išklausę žmonių istorijas, supranti, kaip mums pasisekė, kad išvengėme okupacijos ir diktatūros.
and dictated to.